Sveiko žuvis. Na, žiūriu jūsų horoskopą, matau gerus dalykus. Metai prasideda puikiai. Ir jums prieš tai buvę prasti metai iki 25 metų vidurio tikrai baigėsi. Ir galite tikėtis nuostabaus periodo. Taigi džiaukitės, džiaukitės ir dar kartą džiaukitės ir būsit laimingi žmonės. Su džiaugsmu eisite į darbą, su džiaugsmu grįšite namo. Jausitės mylimi ir mylėsite. Ir tikrai, jums irgi jūs esate iš tų laimingų ženklų, kurie gali jau sausio 1 pradėti pačius sunkiausius, sudėtingiausius darbus, ir sausio 2, aišku. Bet jeigu ir sausio 1 irgi viskas labai tinka. Ir pamatysite, koks didelis šuolis bus ir pamatysite, kad jau tiesiog ką nepaimsite, tą padarysite. Ir įdomiausia tai, kad rezultatus galite pamatyti po paros, po 2. Bet pradėjai sausio 1, 3 jau gauni malonų rezultatą arba jau matai, kad paeis, kad viskas bus gerai. Ir taip viskas iš eilės. Net jeigu jūs gydotės, net jeigu turit kažkokių problemėlių, viskas spręskite tiesiog nuo sausio 1, viskas labai sėkmingai išsispręs. Netgi tie, kurie norite vaikų, bet gal negalėjote ar buvo problemėlių, tai tiesiog prasibadaukite parą 2 ir pamėginkite šią savaitę, pamėginti iš dievulio išprašyti jums palikonių. Irgi yra tam labai palankus metas. Nes čia tiesiog atrodo, kad jums visas kosmosas padeda. Taigi ir emocijos jūsų labai malonios bus. Vienu žodžiu, jums visi džiugins visus ir ten smulkmenos, jeigu kokios ir bus nemalonios, jūs tiesiog nekreipsite dėmesio ir su šypsena žiūrėsite tos žmonės, kurie mėgina jūsų nervinti, bet jiems nepavyks. Taigi, mielos žuvelės, laimingų naujųjų metų, daug laimės, sveikatos, džiaugsmo ir iki kitos savaitės. Ate.